iš tikrųjų aš manau, kad tai turėtų būti tikslas kiekvieno kūrinio. Ir mes esame taip pat jo kūriniai ir mes esame sukurti garbinti jį. Ir kai mes, aišku, garbiname jį, mes prisipildome tos šlovės, mes priartėjame prie tos šlovės, kurioje jis gyvena, dėl to, kad jis gyvena gyriuje. Tiesa? Ir žemėje mes turime daug įvairiausių užsiėmimų. Ir mes kažką tai dirbame, mes kažką tai kūrime, mes kovojame galbūt kažkas tai kovas, bet ateis laikas, kada iš tikrųjų viskas pasibaigs ir išliks būtent tai. Be abejo, mes ten kažką veiksim, nebus tai, kad mes daugiau nieko neveiksime, bet vis tiek pagrindinis dalykas, ką mes darysim visą amžinybę ir garbinsim jį. Žodis buvo Dievas, pradžioje buvo pas Dievą, visa per jį atsirado.